Labas rytas! Šiandieną su jumis sveikinuosi aš Antanas ir šiandieną nuo pat ryto yra labai gera diena. Aš žinot kodėl? Todėl, kad jau dabar švinta ir šiandien yra jau po naujų pirmoji diena, kada grįžtame į darbus. Ir ką tik gavau važiuodamas į ofisą žinutę, kad atėjo siunta. Ar žinote, kas yra viduj? Neaišku, kad jūs nežinot. O čia yra Lietuvos rekordų diplomas. Pagaliau aš jį gavau. Eik tu savo. Gerai, pakuojam, pažiūrim, kaip atrodo ir kas yra viduj. Eina savo, aš net nežinau, kaip jisai atrodo. Mes padarėm prieš keletą mėnesių Lietuvos rekordą. Jaučiuos kai orgijoj. Linkėjimai didį. Ir mums Lietuvos rekordo akademija užskaitė ir bus įrašyta į Lietuvos rekordų knygą ir taip pat apdovanojimą gavau. Pakuojam, vyniojam ir žiūrim. Oh my god! Yes! Antanai, būk normalus, Antanai, būk normalus. Nesusijaudim kaip mergaitė. Nesusijaudinam per daug. Prisimenu, toks pat buvo jausmas panašus, kai gavau iš YouTube'o play buttoną. Tai dabar panašiai jaučiuos. Einu tau ir šitas turi svorio. Aš jau matau. Navigation is not active. Koks navigation is not active? Oh my god. Rekordas. Pasiektas Lietuvos rekordas. Rekordo akademija. Eik tu Yra! Yes! Naujieji metai prasideda nerealiai gerai. Viskas, šitą kabinsim ant sienos naujam ofisui. Dabar važiuojame į senąjį ofisą, ten palieku savo mašiną. Trūko mano amortikas mašinos, reikia sutvarkyti viską. Ir tada krausimės daiktus. Šiandieną turime suvažinėti į visokias parduotuvės, supirkti naujus stalus, naujas kėdes ir taip toliau. Nu, žodžiu, dabar porą savaičių gausis kaip visada. Įsiruošimas, įsirengimas, bet to pačiu mes montuosim realybės šou, darysim daug įvairiausių projektelių ir visa kita. Nauji metai prasidėjo 2025, pradedam naują sezoną, nauji darbai. Ne motyvacija, o disciplina. Disciplina. Darai, eini ir viskas. Važiuokit, parodysiu, kaip mano amortikas yra trūkęs. Ir aš dabar važinėju keletą dienų su tokio amortiku nutrūkusiu, nes jokie servisai nedirba. Ir neturiu kaip susitvarkyti. Bet kol važiuoju, tol nesubirėjau, tol važiuoju. Tuoj. O, girdit? Tai kažkaip iš Kauno per tas keletą dienų niekur nevažiavau, nes galvoju, jeigu jau subirėsiu, tai bent Kaune, tai traliukas ir viskas. Bet nesubirėjau. Man iki ofiso liko kilometras. Mašina priduota į servisą, o mes dabar su Aurimuksu atvarėm pirkti baldų. Ačiū. Tai reikia šiai akimirkai 5 stalų ir 5 kėdžių. Einam tikrinti, žiūrėsim, ką rasim. Aš viską noriu, ir šitą noriu, ir šitą noriu. Va tokio noriu. Tu šitą nori? Jo. Čia jeigu nuo kompo užtirpsta ranką, tai gali prasimankštinti, kraujas prasivaikšto ir toliau gali dirbti. Va. Tokie stalai tiks tau? Tinka. Imam tokius 5 ir dabar kėdžių rojus. Viskas yra nupirkta, sumokėta ir dabar važiuojame mes į studiją naująją, išsivežti visus paralonus, nes esam sudėję į mašiną ten tą garso izoliaciją, nes gaming roomą reikės įruošti. O vakare atvažiuosim šitų baldų pasimti. Ar pasiruošęs dirbti? Gimiau pasiruošęs. Gimiai pasiruošęs. Pasižiūrėkit, visa mašina yra prikrauta šitų vatų, polisterolo, ar kaip jisai čia vadinas, nežinau, nuo to garso. Šiaip mes labai saugiai važiuojam, nes jeigu atsitrenks, kažkas tiesiog atsimuš nuo mūsų. Labai minkšta. Jo, labai saugiai važiuoji, nes tu nieko nematai per galinį veidrodėlį. Robi, žinutė tau. Tu žadėjai būt ryte iš Vilniaus. Tavęs nėra. Būta užbaliavota gal per naujus. O mes ką? Kaip durniai laukiam, nes ofiso raktus naujos tai paliko Auris tau. Dabar prieš visą Lietuvą. Buvo padaryta klaidų su raktais. Prieš visą Lietuvą dabar tu atsakai už šitą. Ir tikrai tai įdėsim.
Šiaip reikia dar visokiausių augalų, palmių ir taip toliau, nes mūsų ofiso damos tikrai norės žalumynų, joms ten visko reikia. Šiaip gal tiesiog reikės duoti kortelę joms ir tiesiog perka. Jo, kai nupirks už 400 tokį va. Gal neduok geriau. Neduosiu kortelės. Kiek čia kainuoja? 100 eurų. 100 eurų. Girdu, tu beprotė. Nu ne, neduosiu kortelės tikrai. Nes jos tikrai sakys, taigi reikia. 2 pem. Gal tiek to ta žalumynas. Žolė pigiau. Ja, iš kur žinai? Draugs sakė. Robis va ateina. Ne, karočią, visai nieko nešvenčiau. Taip ir sakys, pamatys. Jo. Nu, žiūrim, pereina. Tai su naujais? Su naujais? Nu. Naujais. Geri nauji. Noriu apie tai šnekėti. Ne, tai matau iš veidelio pailsėjęs toks. Persimėgoji, man atrodo. Ačiū už motivaciją. O dabar Designit varom, pasiemam autobusą. Palauk, unlock. Yes, unlock. 3 eurai. O, atsirakinu. Let's go! Informacija keleiviams Norintiems vykti. O, visada patampai. Gerai, žiūrėk. Aurimą ką, sudėsim į vidurį? Silkė bus. Silkutės, spausim sūrį. Davai, ateik žemė. Kas vario į Kuršėnus? Brigada. Nu, trigada. Į haltūrą, ne? Į haltūrą varom. Gerai, kraunam. Vėl už makaronus dirbu, nu. Davai. Gerai, mums reikia jau tokio whiteboardą. Va. Koks paveikslas. Таблица магнетична. Magnetična? Магнетична. Dobrze, zamagnetujem. Reikia gal tokio jo kokio. Markeriai čia mažiukai yra, bet sakė, kažkur turi didelių, reikia eit paklausti. Nu, iš šitos parduotuvės irgi jau viską susirinkom. Turim spintelį, turim whiteboardą pasiėmėm. Ir ką dar reikia, tai jau po to. Dabar varom į ofisą išsikrauti viską ir autobusą reikia palikti. Išsikrovėm visus baldus, palikau autobusiuką ir pasiėmiau ką tik mašiniuką iš serviso. Pasirodo rimtai, buvo amortikai trūkę, vieną lempą nedegė, tai sakiau, kad viską sutvarkytų, peržiūrėtų, kad galėčiau dabar drožti ir minti vėl non-stopų. O dabar važiuojam atgal į ofisą, padariau visiems raktus studijos, tai visi dabar galės patekti į ją visą parą. Ir šiandien jo investicijų dabar bus, kad įrengti, ruošti ir visą kitą, tiek su baldais, va šiandieną pripirkau visko. Man svarbiausia, kad žmonės, kurie dirba su manim, kad jaustųsi fainai, jaukiai ir kad būtų kaip šeima ir jie patys kaip šeimoje jaustųsi. Tai todėl ir noriu ir viską gražiai įrengti ir tam ir investuoju į viską. Tai va dabar už manęs dar matot, čia irgi kėdžių, čia mamos ir sesės, nes aš sesė ir mamai padovanojau vieną kabinetą. Nes labai norėjo irgi turėti ofisą. Tai sakiau, kad dovanoju vieną kabinetą ir įsirenkit, kaip jūs norit ten tą studiją, dirbtuvės ir taip toliau. Labas, su naujais tave. Su naujais. Kaip senai tave mačiau, žinok, aš jau buvau pamiršęs, kaip tu atrodai. Eik tu, kai nuotraukas reikėjo pasižiūrėti. Wow. Ką čia atneši? O. Pabendrausim šiltai. Prasidėjo. Prašau. Pradedam bildinti jau visus stalus, kėdės ir taip toliau. Šitas kambarys, šitas kabinetas bus mūsų visas bendras ofisiukas, kuriame visi gražiai sėdėsim ir dirbsim. Labai gražiai sėdėsim. Labai gražiai sėdėsim. Ar ne taip? Taip. O, kaip ačiū, man vartai išsikėlė, žinoma, norėjau padaryti. Tu norėjai šito? Aha. Prašau. Ačiū. Aš netgi tavo atvežiau. O, Jėzus, koks fainas šefas, labai geras šefas. Dar kartą pakartok. Geras šefas, sakau.
Kol kas atrodo taip. Dar nežinau, ar šitaip stalai stovės čia. Bet būtinai, vat, kas svarbiausia, tai ofise šitas whiteboardas. Eini jau? Pimpaliuką? Ne. Ką pieši? Robį. O tu pieši pimpalą? Taip, kiekvieną rytą atėjęs. Aš kiekvieną dieną trinčiai. Čia jau yra... Zondavimai čia. Tas bičias, kur su pilku vaikšto būna, žinai, su kauka balta. Žiūreliai? Robė, teik. Panašus? Realiai? Nesiskiri. Senakis žvairos kažkokius. Pasižiūrėkis. Palatė plaukai jie tokie. Gal labai atskiriu, kur čia tikras? Tokie gaidžias Jūs kiauterė. paėmėt? Gaidžias kiauterė, sako. Kaip visada liko mes tik dviese su Robiu, ką tik išvažiavo ir Aurimas. Ir dabar lemtingas momentas. Turim pakabinti play buttoną šitoj vietoj, kur bus chill zona. Ten ofisas, ten kiti kabinetai. O čia, bam, bus gražus play buttonas ir dar taip pat kažkurioje čia sienoje rekordų šitą akademijos diplomą apdovanojimą dėsim. 12 valanda, mes klasiškai. Šiandien darbai baigti. Į sveikatą. Ta proga, ačiū labai, kad žiūrėjot. Su jumis buvau aš Antanas, Robis ir visa komanda, kuri miega. Ačiū labai ir susimatysim rytoj arba ne rytoj. Nežinau. Ate.